Daugiau laisvės ir galimybių su Luminor Black mokėjimo kortele. Papildoma informacija luminor.lt. Sveiki draugai, sveikinuosi su jumis vėl iš Vilniaus autobusų stoties rajono, kur atvažiavau paskelbęs jau balsavimą, kurgi man šiandieną reikėtų važiuoti. 3 miestai varžosi dėl be plano po Lietuvą kelionės, kur keliauju kartu su savo Luminor Black kortele. Daugiau niekur neturiu, turiu kortelę pilną pinigų. Ir šiandien variantai yra tokie: Bezdonys, Varėna arba Širvintos. Atsikėliau sekmadienio rytą, galvoju, į vieną iš tų miestų verta nuvažiuoti. Tai į kurį iš jų verta važiuoti, balsuojate, sprendžiate jūs. Jau vyksta valandą balsavimas. Kol kas tai varžosi Varėna ir Bezdonys. Blema, visą laiką kažkoks jaudulys yra, nes pavyzdžiui, apie Bezdonys nežinau nieko, man atrodo, jie tokie mažiukai, kad ten nebus kur nakvoti. Apie Varėną žinau kažką, esu buvęs, bet man atrodo, sekmadienis Varėnui turėtų būti miręs. Nu, pažiūrėsime. Gerai, keliauju link autobusų, nes man atrodo, kad Varėna šiuo metu laimi. Ir jeigu Varėna laimi, tai reikia man į autobusą patekti per artimiausias 10 minučių. 31 aikštelė. Tai va šita. Aš kažkaip 100% buvau įsitikinęs, kad šitą balsavimą tikrai laimės Bezdonys vien dėl savo pavadinimo. Bet Bezdonių pavadinimas nebuvo toks stiprus, kokie buvo Varėnos žmonės, ar Varėno mylintys žmonės, ar Varėnos gyventojai, nes Varėna kokiais keliais procentais išsiveržė į priekį, nugalėjo. Tai aš esu jau prie Varėnos autobuso, va šitą va. Vilnius Lazdijai, Daugai, Alytus Simnas. Va šito autobusu aš važiuosiu į Varėną. Sveiki, jūs į Varėną važiuojat? Ne, pro Varėną nevažiuoju, iki Valkininkų. O 10:40 yra autobusas į Varėną, iš 31 aikštelės. Čia 31 aikštelė, 10:40, bet čia autobusas į Lazdijus. Ir iki Varėnos jis nevažiuoja. Iki Babriškių kryžkelės. Šitą stotelę, ne jūsų yra? Jo, Babriškių kryžkelė yra. Babriškių kryžkelė, tai ten reikia išlipti ir ten reikia perlipti. 15 km. Ir ten reikia persėsti man į autobusą Kautros. Ok, jo, tai šitas autobusas. Ačiū labai jums. Opa. Gerai, einam sėsti. Įsėdau autobusą, iš viso 6 keleiviai šiandien važiuoja į Varėnos pusė, bet ne į Varėną. Tai vairuotojas paaiškino, kad reikės perlipti Babriškių kryžkelę. Tai mano dabar kelionė iki Babriškių kryžkelės, o tada persėdimas ir važiuojam toliau. Na va, prasivedam. Išvažiuojam iš Vilniaus autobusų stoties. Ir prasideda nuotykiai. Esu girdėjęs, kad Varėna yra vienas šalčiausių Lietuvos miestų, bet kuo važiuojam arčiau Varėnos, kuo toliau nuo Vilniaus, kuo daugiau saulės, tuo geresnis oras. Patinka kol kas, bet viskas labai dreba. Kelias nėra pats geriausias. Nu, jėga, aš atvažiavau per 1,5 valandos nuo Vilniaus iki vidurinėje, kur aš šiuo metu stoviu vietovėje, kuri vadinasi Babriškių kryžkelė. Štai yra autobusų stotelė. Stotelė be nieko, absoliučiai čia nėra nei kažkokio tai stogelio, nei laukiamojo normalaus. Aplinkui, va, galite pasižiūrėti, Babriškio kryžkelė yra suoliukas, mano kuprinė, šiukšlių dėžė, va, šiukšlių aplinkui, viskas, daugiau nieko. Ir dabar čia iš Babriškių kryžkelės turi įvykti persėdimas ir va ten, va toj vietoj turi atvažiuoti kitas autobusas, kuris mane turėtų vežti toliau į Varėną. Vėjas pučia nemalonu, vėsoka. Toks vienas dalykas, kurio aš neapsižiūrėjau, tai yra, kad persėdimas į kitą autobusą yra
ne po 18 minučių, kaip aš galvojau iš pradžių, po 20 minučių galvojau, bet po valandos ir 20 minučių. Aš čia turiu laukti Babriškių kryžkelėj valandą 20 minučių. Iš esmės, tai čia aš dabar jums rodau tai, ką mačiau pats per žinias, kai mažesniųjų miestų rajonų gyventojai skundžiasi, kad Lietuvoje naikinami autobusų reisai, kad jų mažėja, kad sunku žmonėms susisiekti su miesteliais. Tai yra realybė, iš tikrųjų. Valandą 20 dabar aš turiu laukti kažkur čia, nėra tiesiog kito autobuso, nėra kito susisiekimo būdo. Tai aš nežinau, bandysiu kažką ieškoti, žiūrėti, skambintis gal. Gal yra koks nors Varėnos taksi ar kas nors, kas iš Babriškių kryžkelės mane gali paimti. Tokia įdomi situacija. Juokinga šiaip. Man tai faina, kad nuotykiai, kad nėra taip pat labai paprasta. Kuo įdomiau, tuo geriau. Babriškių kryžkeliai, laukiu aš autobusą. Gerai, tai dabar dalykas, kur pirmą turiu padaryti, pereiti šitą gatvę, perėjų čia nėra. Ok. Taip. Na. Taip. Aš tai erkiu šiek tiek bijau. Gerai. Oi, čia iš vis puikiai stotelė. Labai gera stotelė. Taip, tai va šitą vietą jau reikia man laukti. Kažkas čia irgi laukia iki manęs. Taip, va. Į Varėną autobusai šiandien sekmadienis, iš viso yra šeštadienį sekmadienį 3 autobusai į Varėną iš Babriškių. Jeigu, pavyzdžiui, jis neatvažiuotų, tai sėkmytės. Ei, bet čia mažiau pučia vėjas. Aš jau esu laimingesnis šiek tiek. Ei, iki... Jis galvoja, kad aš policininkas ir su greičio radaru matuoju, nes pažiūrėjai mane taip. O Dieve, aš negaliu patikėti, kas čia vyksta, bet vyksta stebuklai. Stoviu stotelį pusvalandį. Bičiukas, koks tavo vardas? Deividas, labas Deividas. Deividas sustoja savo gal pavežti. Tai aišku pavežti. Kur tu važiuoji čia, Deividai? Į Varėną, iš kaimo. Ok, į Varėną. Vakar buvo gerai. Ok, mes važiuojam su Deividu į Varėną iš... Pamiršau, kaip vadina šitą vietą? Gudžiai. Kryžkelė kažkai, Gudžiai. Ai, nu prie Gudžių. Jo, prie Gudžių kaimo. Mane paėmė Deividas. O Dieve, aš esu laimingiausias žmogus. Mes važiuojam pro garsų į Varėnos bokštą. Kaip jis vadinas, Deivid? Nežinau, kokį tiesiog. Vilniečiai tai visi žvengia iš jo. Varėniškiam patinka? Čia net ne Varėnas, čia senoji. Čia senoji Varėna. Žodžiu, garsusis šitas bokštas, kuris toks labai įdomus, labai išskirtinis. Iš toli matos. Iš toli matos, jo. Nuo Druskininkų gali matyti. Varėna turi kokį nors savo trumpinį, kaip nors vadina hebra jaunimas? Varėna. Varėna? Ką tu, aš Varėna. Bet čia čiatuose dažniausiai. Jo. Taip, balsų nesako Varėna. Šiaip. Ok, mes važiuojam į... Jei savo sako, kur varai namo, žinai, gyveni viską. Čia šiaip visi vieni kitus pažįsta beveik. Jo, čia. Taip, bendraamžiai tai tikrai visus žinai. Kiek mokyklų yra? 3 ar 4, dabar galvoju 3, man atrodo. Ok. Jo, 3. Ok. Tai kas svarbiausia, va, tu, kai atvažiuoja žmogus, ne kas svarbiausia Varėną reikia pamatyti? Šaka. Šaka? Kavinė. Ai, šaka, ok. Skanu tau? Jo. Čia tipo pati pagrindinė vieta, ne? Gal mane jo. Ok, tai aš varysiu šaką. Aš nežinau, Deivis gal nenorės su manim leis laiko, bet žodžiu, kol kas aš tavęs tik nemaleis. Tu nori miegoti, aišku, ne? Ne, pavaliau. Reiksiu dabar iki Kauno. Iki Kauno? Jo. Kodėl? Ten, pas kitus dabar. Ai, dar balius? Ne. Parvežti reikės iš baliaus. Žodžiu, Varėna gyvena audringai. Deivis, iš kokio dabar tu kaimą važiuoji? Iš Gudžių. Iš Gudžių atvažiuoja persirengti Varėną ir tada varo į Kauną. Jo. Adets. Pirmas dalykas, ką pravažiuosim, Deivis sako, tai yra kas? Varėnos. Varėnos jūra. Čia galima maudytis švaru? Galim. Ok, va dabar dėmesio pamatysit Varėnos jūra. Štai, Varėnos jūra. O, pliažas yra, ne? Ai, va, pliažas, tiesiai, matos. Va, pliažas. Tai čia pagrindė jaunimas vasarą renkasi, ne? O, čia vienintelė maudymas vieta ar dar yra? ne, yra čia šalia ežeras. Tai nusidėniau ten. Ok, čia žiūrėk kebabai. Geri kebabai? Ai, nelabai. Man patinka, kad tu tiesiai varai, jokių čia nėra per aplinkui.
Taip, tai Dėvė mašina, Dėvis jau nuėjo tenais. Parodys man viešbutį ir varys. Čia centras, ne? Blema, tu sušalsi. Lapkričio mėnesį vaikštai jisai. Nusimaudyt varys? Išprotėjai. Gerai, mes einam į viešbutuką. Labai ramu centre. Čia viešbutis? Čia ne pavadinimo, nieko parašyta, nieko. Ai, tiksliai, va. Yra. Va. Reikia paskambinti turbūt, ne? Ačiū tai, Dėvi, palauk. Ačiū tai labai. Gerai tada. Viskas, iki. Viskas. Dabar bandysiu prisiskambinti. Viešbučius sužinoti, ar jie šiandien dirba, nes duris tai užrakintos. Per trumpas numeris. Čia jau normalus numeris. Bandau skambinti, jo? Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Ar čia viešbutis? Taip. Aš norėčiau užeiti pas jūs užsakyti kambarį. Prašom. Bet užrakintos duris. Ai, tai aš atrakinsiu. Užrakinti. Atrakinsit? Gerai, ačiū. Ateina, matau žmogus. Sveiki. Pro šitas duris mes vaikštom 3 savininkai. Ai. Parduotuvė nedirba šiandien. Ok. Mane tiesiog atvežė žmogus, aš sakau, yra čia viešbučius, sakė vienintelis čia. Tai čia antras kuratas, o viršui dar mūsų. Ok. Ai, čia keli viešbučiai yra? Nu tai mano įmonės Vytautas Mickevičius. Ir visi viešbučiai jūsų? Ne, va šitas. Ai, šitas. Šitas viršui. Geras, ok. Kiek jūs kambarių turit? Tai pas mane praktiškai 4 kambarių. 4? Ai, tai mažylis toks. Boutique hotel. Jo, o kiek kainuoja nakčiai? 25, gerai. Liuks, puikiai. Fainai. Tai aš imu antrą tą kambarį. Gerai, prašau. Viešbučio šeimininkas Vytautas pasirodo yra nusipelnęs, sportininkas, treneris. Vytautai, kokio dalyko? Šiandien vasaros biatlonas. Vasaros biatlono. Ok. Žodžiu, aš gyvensiu pas čempioną. Už 25 eurus nakčiai. Labai gerai. Čia kaina visai, kai savaitės dar vadinam tą patį. Ką dar nori? 25 eurų. Tuo telefonus kalbėt. Ar jūs dviese, ar jūs vienas? Tas Tas pats, vis ar jaučias, tas pats. Taip, eina, pažiūrėsim kambarį dabar. Mano kambarys numeris 2. Prašom. Taburetė, staliukas, šaldytuviukas, mikrobangė, virdulys, telikas, šaliuotė visur. Visur šaliuotė. Kilmas. Tai galim pasidėti daiktus. Oi, nu. Taip. Taip, čia yra tulikas, kur šviesa. Šviesa. Čia ne, nesuprantu. Gal iš tos pusės. Čia. Jo. Taip, tulikas. Labą dieną visiems. Nu, toksai. Vos apsisuksi, bet svarbiausia yra privatus tulikas. Kaip už 25 eurus, labai neblogai. Taip, čia yra vaizdas į Varėnos centrą. Visiškai centrinis viešbutis. Gerai, įsikurti viešbutį yra svarbus dalykas. Įsikūriau, o dabar... Sveiki. Sveiki. Čia viešbučio buhalterė turbūt. Jūsų laukia. Labą dieną. Gidai nekokie gelbėtojai. O, čia Edita. Taip. Labas, Edita. Labas. Benita. Labas. O Dieve, jūs tokios atrodo kaip sesės. Aš greit pristatysiu. Vadinasi, aš gerai atrodo. Labai. Edita man per Instagramą parašė, kad gali kažką tai pamėginti parodyti man, bet sako... Pamėginti, nes sako, nelabai pati supranta ką, ne? Nelabai. Gerai, bet mes panašus akiniuočiai abudu. Ir čia Benita. Taip. Dukrytė. Labas. Labas. Tai mes einam gal į centrinę gatvę pasižiūrėti. Šiaip jeigu ką, tai jūs jau centrinė. Ai, čia yra Varėnos centrinė gatvė. Kaip jinai vadinasi? Mes tai vadinam alėja visą laiką, kad pasivaikščioti. Nu, alėja visai graži. Čia šiaip vandenukas dar turėtų tekėti. Čia nais. Vasarą turbūt teka. Ten fontanas. Ai, okei. Okei, čia būna vanduo. Vasarą gražus. O kas čia per pastatas? Čia buvo kažkada Maxima, bet nežinau, ją uždarė. Ir Maximos nebėra. Ne, yra kita nauja. Okei, čia mano viešbutis. Ir kaip jums? Kodėl nepaklausėt? O tai kur dar nakvot?
Bet aš nežinau, ar jums pačios Varėnos kaip po miesto, Varėnos, ar taip. gali būti ir kažkas... Ne, principas yra, kad aš noriu parodyti, nu, vat, kad žmonės, kurie mato, kad irgi tai vat, visiškai be pasiruošimo galėtų atvažiuoti į Varėną ir kur apsistoti Varėną. Nes aš ieškau per bookingą. Pačiam mieste jūs nieko žinokit per Airbnb, nebent galima kažką? Taip, vieną butą rado. Jo. Tas butas atrodo labai stipriai. Tikrai labai stipriai. Tokia lova, sakykime, nebutas. Taip, tęsim kelionę po alėją. Taip, ta alėja, tai yra centrinė gatvė, toks skveras, kaip parkas ir kaip gatvė vienu metu. Tik tai čia nelabai yra ką veikti, nes nelabai įstaigų yra, ne? Ne. Čia kaip būna... Cikla, parduotuvėlė, bet sekmadienį viskas uždaryta. Sekmadieniais viskas uždaryta. Nes kai būna... Sekmadienį žmonės meldžiasi ir su šeima namuose laiką. Va, sakė Editos mama, kai pamatė mano šitus stories, kad aš važiuoju į Varėną, sakė, net į bažnyčią nesuspėjęs. Žodžiu, reikėjo ryte atvažiuoti. O jau ir sekmadienį mes čia turim tokį turgelį, kur padėvėtais ten prekiauja rūbai. Uždaryti? Man rodos, kad jau žinokit. Tik rytinis. Uždaryta. Čia į bažnyčios auditoriją taikos. Bet čia žinokit populiarus objektas lankytinis. Iš Vilniaus atvažiuoja čia apsipirkti. Gerų dalykų galima rasti, ne? Man rodo, aš esu matęs socialinius tinkluose. Šiaip tai galima dabar papasakoti apie šitą pagrindinę vietą, kur visai čia paremontuota, žiūrėkit, apšvietimo stulpai gražus. Tai šita visa alėja, jinai yra ne per seniausiai renovuota, nes jinai visai kitaip atrodė. Baisiau. Dabar tai labai gražiai. O dabar čia daug kilo čia diskusijų, kai padarė šitus gėlynus, tai daugam nepatiko. Bet dabar, kai saugo, jau žinau. Šiaip gražiai atrodo. Gražiai. Nu, čia dabar jau mato, daug kas nukirpta, gėlių tų nėra žydinčių. Taip, čia vasara visas grožis būna. Bet šiaip tai tikrai padoriai atrodo. Vasara tai gražiai atrodo. Čia darželis buvo senas, bet jau kurį nugriovė ir ruošiasi kažkas statyti. Daugiabučių čia tokius statyti. Ok, čia yra savivaldybė, ne? Ne, čia ne savivaldybė. Savivaldybė ten tiesiai, kur buvo. Ok, o čia kas? O čia teismas, man rodo. Vaikų kaimų Lietuvoje draugija. Ne, čia ir teismas. Ir teismas. Okay. Įstaigos kažkokios. Valstybinių įstaigų centras. Ir mes iš karto patenkam į Varėnos Central Park. Taip. Centrinis parkas. Kaip jis vadinasi? Legendų padavimų parkas. Va. Aš esu buvęs vasarą. Naudoja žmonės šitą parką? Ateina? Naudoja pasivaikščioti. Šiaip tai labai gražus parkelis. Labą dieną. Va, Varėnos krašto legendų ir padavimų parkas. Tai va čia tokių iš medžio drožinėtų skulptūrų pilnas parkas. Gerai, kita legendinė vieta Varėnoj. Anot Editos yra šitas tūlikas, einam prie jos. Viešasis tualetas Varėnoj. Man berods net buvo atvažiavę iš žinių rodyti reportažą. Rimtai? Žinot, visi tualetai legendiniai. Taip, jeigu daug kainuoja, taip. Tai šitas irgi vienas tų? Nu, vienas tų, kur nepigus. Kiek kainavo? Negaliu pasakyti. Bet labai brangus. Brangusis, skandalingas tualetas. Atsiprašome, sugedęs. Ai. Ai, negerai. Brangus, nes norėjau daryti ilgamžiai. Taip. O pavyko? O, žiūrėkit. Oi, atidaryti ar nemokama? Taip. Oi, tai negalima rodyti. Negalima rodyti situacijos, bet, palyginus tai neblogas tualetas. Mintis tai gera. Čia užrakinta. Oi, kažkas yra, ne? Ne. Oi, einam. Mintis tai gera, nes iš tikrųjų viešo tualeto mieste nebuvo, bet, kas apsaugos, jeigu žmonės patys nesaugo. Taip, čia moterų. Ėjo, vyrų irgi neveikia. Žodžiu, brangus, bet su problemom. Ok, bet šiaip gražus iš išorės. Iš išorės ir... Skandinaviškas. Benita yra 14 metų, ne? Kelinta tu klasiai? 8. 8. Benita, ką aštuntokai veikia po pamokų, darbo dienom, savaitgaliais? Eina į būrelius, kartu susitinka, ten eina pasivaikščiot. Yra kažkokia mėgstama jaunimo vieta? Edita sako, tai vieną parodysim.
Jeigu mama žino mėgstamą jaunimo vietą, reiškia, tai netikra vieta. Ten, kur jaunimas nori, kad žinotų. Mama mokytoja. Ai, okei. Tai aš kai eidavau pasivaikščioti, tai labai daug savo mokinių čia susitikdavau. To ir sakau, kad. Okei. Štai, mes atėjom į jaunimo mėgstamą vietą. Čia yra teniso stalas. Geras, bet jis nelabai naudojamas. Pažiūrėk, kaip atrodo, tikriausiai nelabai populiarus. bet jaunimas naudoja va šitus stalus. Šitus tai tikrai. Tai ką čia veikia? Atsineša valgyt, gert? Limonadą. Ne tik. Parūkyt. Parūkyt, taip. Nes mato, čia yra mokykla. Gimnazija. Va ten va. Ai, tai čia viskas po ranka. Šiaip labai jaukus tokie faini stalai. Ir va ta žaidimo aikštelė vaikų. Va, kaip tik jaunimo yra tenai. Ten jau jaunimas. Pasislėpęs, tai. Pasislėpęs jaunimas. Knygos. Jaunimas čia neužeina turbūt į knygų šitą. Čia jaunimas ir padarė. Jo? Tiksliai jaunimo dovana miestui. Matot? O, puikiai. Fainai. Šitas reikalas fainas. Jeigu tik yra skaitančių, visada gerai. Varėna labai rūpinasi kūdikiais. Pavyzdžiui, jeigu turi kūdikį ir neturi jo kur paguldyti, tai va yra vežimėlis vidury miesto pastatytas, galima paguldyti mažylį, pailsėti. O tik išteptas gal labai. Ne, gal neguldykit. Atsiimu, žodžiu, ne. Taip, Edita veda ten, kur pati mėgsta leisti laisvalaikį ir ką galėtų veikti turistai. Edita, kur mes einam? Kino teatrą. Į kino teatrą Varėnos. Užeikime ir kino ir parodų salę. Va, žiūrėkit. Varėnos kultūros centras, kino ir parodų salė. Salės. Nes čia yra parodų salė ir kartu kino. Nu, žiūrėk, kino lankomas iš anksto susitarus parašyta. Ne, čia liko gal nes. Ai. Yra seansai, nenormalus. Labą dieną. Sveiki. Turi kokią parodą? Ne. Bet turit kino seansą? Dabar vyksta seansas. Dabar vyksta. O Dieve, kaip faina. Čia staigmena, kad... Kiek kainuoja bilietas, va? Va, matot. Daug pigiau negu Vilniuje. Daiva yra kino teatro darbuotoja. Vedėja gal? Darbuotoja. Daiva, tai ką veikia kino teatre? Kino seansai, kiek per vieną dieną vyksta? 4-5 seansai. Super. Savaitgaliais daugiau, dar mažiau. Pastom dienom 3-4. Taip. Pas jūs kino teatre dar yra kultūros. Iš kažkokių salių renginių yra. Taip. Pavyzdžiui. Galima salę įsinuomoti, vyksta renginukai. O, kiek kainuoja salė išnuomoti? O, čia reikia. Skirtingai, su viršininkė. Taip, vakar buvo labai didelis renginys, geležies lygos, svarmenų kilnojimas. O, kačiokai, raumenuočiai. Gerai. Liuks. Varėnos įžymybė biblioteka. Sekmadieniais nedirba, bet šiaip dirba. Apsilankykite bibliotekoj. Labai gražus piešinys. Vaikų skyrius yra čia. O, vaikų skyrius. Vaikai pažaist gali ten. Internetu. Čia suaugę gali atvažiuoti, vaikus numesti bibliotekoje pažaisti, o patys į kiną. Va. Graži biblioteka. Gerai atrodo piešinys. Čia garsioji skulptūra. Kaip vadinas? Grybautojas. Va. Fainas. Čia, žodžiu, atvažiavusi Varėną, reikia prie jo nusifotkinti. Tai mes dabar su Edita ir Benita važiuojam į Varėnos baseiną, į kurį Edita sakė atvažiuoja net žmonės iš Vilniaus, ne? Būna tokiu atveju. Gerai, kol mes važiuosim, tai porą klausimų apie Varėną. Ar čia yra taksi miesto? Yra. Yra. Brangus ar ne? Teko važiuoti? Ne, neteko. O tau, Benita, teko? Ne. Benita galės eiti. Gerai, taksi yra, autobusai kažkokie važinėt po miestą? Po miestą vietinis, ne, tik tai tarp miestiniai. Miestas toks mažas, kad galima visur pėsčiai. O šitoje aikštėje būna didieji turgus. Turgus, va čia. Kiekvienas kaimas turi bažnyčią, kvailį ir turgų. Taip, tai va čia yra turgaus aikštė. O va čia autobusų stotis. Prie pat. Prie pat. Viskas prie pat. Autobusų stotis ten tiesiai matosi. Autobusų stotis. Ir traukinių čia pat? Taip, va šitą geltoną traukinių ten prie Maximus autobusų. Ok. Ir bažnytėlė. Bažnytėlė. Šiaip visa medinė vidui. Bažnytėlė tai gražiai atrodo, tikrai. Tokia istorinė. Nežinau, ar atidaryta dabar. Po mišių kunigas eina puotaut, valgyt. Šiaip važiuojant Varėnos gatvėmis man kilo tokia mintis, kad čia yra ideali vieta tiems, kas yra pavargę nuo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos kamščių. Man toks vaizdas, kad kamščių čia nebūna, nors
Nors tai savo, kad kartais būna. Kiek jis trunka? 2 minutės turbūt. Šis aporas. Klausinti, taip. O, va, populiariausia miesto vieta baseinas. Taip. Ir dar čia pasivaikščiojimai gana populiaru aplink šitus. Oi, kaip čia gražu, stop, kaip gražiai. Čia labai gražiai padaryta nauja ir va čia žiūrėkit, irgi apsodinta gražiai. Labai gražiai tikrai. Čia pasivaikščiojimai ir gamta visas mūsų turtas. Taip. Trauka visa. Pradedam prie baseino nuo žemėlapio, kur galima pasižiūrėti. Čia visi traukos objektai surašyti. Šiaip tai... Čia ir va tas pasivaikščiojimų takas, kur aš sakiau, kur mes einam pasivaikščioti, tai čia ir yra. Tako pradžia, ja. Ir prie ežero einam. Mes tai dar einam toliau palei visą šitą ežerą ir tada ten antras yra. Kiek čia trunka ta kelionė? Užim. Valandą? Tai važiuokit, čia traukinių stotis. Taip. Čia tas Žiežulio takas. Čia pagrindiniai lankytiniai objektai Varėnai. Traukinių stotis, Žiežulio ežeras, biblioteka, kur buvom. Skulptūra, kur mes buvom. Pėsčiųjų alėja buvom. Fontanas, bet jis neveikia dabar. Ok, viskas labai paprastai. Gerai, keliavom į populiariausią Varėnos savaitgalių vietą. Varėnos sporto centras arba Varėnos baseinas, trumpai tariant. Populiariausias, bet mano gidės tai nesilanko čia. Dirba savaitgaliais nuo 10 iki 10. Geras darbo grafikas. Tinkamas jo visiems. Aš jūs turiu pirmas praleisti, ne aš pirmas vaikščiu, va. Džentelmeniškai. O, čia visai neblogai. Sporto salė yra. Sporto salė. Čia viskas, ne? Tiksliai, džimas. Sporto klubas taip, ne? Taip. Va, džimas. Sportuoti. Čia Varėnos čempionai. Bet čia rankinė pagrindinė. Nes aš sakiau, rankinis populiariausias sporto šalis. Varėna yra rankininkų miestas. Tai va, čia visi laimi taurės. O, geras. Varėnos baseinas, filmuoju pro langą, nes ten yra daug vaikų. Tai nenoriu jų tų vaikų rodyti labai jums, bet žodžiu, ten yra pripučiami visokie reikalai. Baseinas, didelis baseinas, šiaip atrodo labai fainai. Sveiki! Mes kainų ieškam, čia kainos, ne? Va kainos baseino. 1 valanda, 3 eurai, 2 valandos 5, 3 valandos 7. Suaugusiems jaunimui. Geros labai kainos, labai geros kainos. Čia tikrai apsimoka atvažiuoti pasipirtinti, pasimaudyti į Varėnos baseiną. Čia abonementai yra, jeigu čia jau taip randi gal dar meilę per Tinderį ir važiuoja kiekvieną savaitgalį į Varėną. Tai va, pasiimi abonentą už 40 eurų arba už 30. Geras. Žodžiu, radau priežastį, kodėl verta atvažiuoti į Varėną. Ačiū labai jums. Verta atvažiuoti maudytis, pirtintis. Tikrai modernus ir pavalgyti. Einam dabar gal pavalgyti iš karto. Baseinas turėjo būti didesnis visas sporto kompleksas. Va, iki čia pamatai, ne kažkokie yra. Bet pritrūko pinigų, tai padarė mažesnį, bet bent jau padarė. Ne taip kaip Vilniuje strigo mūsų stadionas. Čia bent jau padarė. Dar viena vieta, kurią labai mėgsta pati Edita, tai yra pasivaikščiojimų takas pavadinimu. Be pavadinimo, nesvarbu. Čia yra kas, upė? Ne, čia tvenkinukas. Tvenkinukas. Kažkoks tvenkinukas? Bala, mes vadinam bala. Bala, gerai. Varėnos bala. Čia yra bala, kuri visai gražiai. Čia taip įrėminta. Ten pasidėti yra suoliukas. Va, toks takelis. Šito takeliu vaikšto žmonės norintys pasikalbėti. Einam, vat, pasikalbėti, rimtai. Pažinti gal, bet vieniši vaikšto. Taip. Čia veda į mokyklą, ne? Taip. Tai čia moksleiviai vaikšto, žodžiu, visų mėgstamas parkelis su apšvietimo stulpais. Aiškiai, vakarė čia galima matyti, kur eini, saugu. Ši Varėna man saugus visai miestas. Jo. Tokių, kad labai nutiktų, tai nesitaiko. Kaip ir visur kitur pasitaiko kažkokių nutikimų. Bet tikrai negirdėjau apie Varėnas, kokį nors ten kaip baisiai kažkoks. Taip, tai šito pasivaikščiojimo tako vinis yra štai šita, kaip čia pavadinti, vietelė. Čia pagulėjimų, pasėdėjimų toksai. Čia kaip gultas, man toks. Kaip gultas, tikrai. Degintis vasarą galima. Vasarą, taip. Vasarą degintis. Galima išmėginti atsigulimą. Opa. Nu. Dabar tai nelabai tinkamas laikas. Nelabai tinkamas. Nebent peršalt nori ir mokyklą, kad neeitum. Paskui mėnesį. Prasitęs atostogas. Ja, bet šiaip tai visai faina. Faina. Ir ten dar yra namgalė irgi toks. Toks pats?
Ten va toliau matosi. Gražiai padaryta. Man tai visai šitai tokie vat gražiai padaryti dalykai visai su Skandinavija turi asociaciją. Primena Skandinavijos šalis. Patogiai, žiūri į vandenį, žiūri į miestą, žiūri į praeivius. Romantiška vietelė. Atvažiavome prie kavinės, kurią vat jau Edita drąsiai į ranką prie širdies pridėjus gali rekomenduoti. Draugai vadinasi, kavinė Draugai. Mane rekomendavo kažkas dar Instagrame. Tai varėniškiai mėgsta šitą vietą. Aš jums pirmas. Man gėda pirmam. Yra vieta. Va. Super. Pristatau jums kavinės Draugai meniu. Naujienos, gaivės salotos su mangais, uogom, feta, prancūziški blyneliai, krepė, mėsainis, su lašiša, wow, mėsainis su lašiša. Suplėšta kiauliena barbekiu, kava Vana Talent su alkoholiu, manau. Taip, čia pagrindinis meniu, užkandžiai, duona, silkė aš dievinu šiaip. Taip, toliau, sriubos, makaronai, mėsainiai. Atkeliavo mano šonkauliai, firminiai Draugų šonkauliukai su bulvytėmis ir daržovėm. Jo, ką ragauti reikia. Gerai. Va. Mėsa, lengvai grįžta nuo kaulo į padažą. Minkšti, ponia. Ponia šalia mūsų labai smalsuolė. Pati domisi viską išragaus paskui. Labai skani gera mėsytė. Taip, už mus 4 Draugų kavinėje. 28-20 už 4 žmonės. Visai, man atrodo, neblogai. Pinkodą reikia? Ne, nereikia. Gerai. Ačiū labai. Ačiū jums. Ačiū labai jums. Ačiū. Gerai, pavalgius mes atvažiavom į dar vieną lokaciją Varėnoj. Čia Varėna vis dar? Taip. Jo, kaip vadinasi? Dainų slėnis. Dainų slėnis. Ok, garsusis Dainų slėnis, čia vykdavo muzikos festivalis Tamsta. Čia? Ir visokie kitokie. Ir kitokie. Daug renginių ir... Vasaros metu. Ir čia dar vienas pasivaikščiojimų takas, va jūs matote, iš visų Grybo pusių. formos pavyzdys. Ir jo, va šitas, aš noriu dabar aptarti šitą reikalą. Prašom, čia yra voveruškų. Taip. Voveraičių formos pavėsinės. Jeigu tikrų grybų Varėnai neranda, tai galima rasti šitas voveruškas. Tai visada. Taip, ir žiemą, ir vasarą, ir rudenį, nesvarbu, lietinga, nelietinga. Vaikštant aplink šitą visą teritoriją, čia galima prisigrybauti. Ten buvo voveruškas, o čia ką mes baravyką privažiavom. Baravykas, grybų. Baravykas, tai va. Baravyką privažiuojam. Opa. Kaip Vilniaus Vingio parkas, tik tai kad tuščias. Privatumas, visur privatumas. Va, prieinam Dainų slėnį. Bet čia nėra tokios arenos kažkokios. Ne, nėra. Tai čia yra Dainų slėnio širdis, kur žmonės dažniau, man atrodo, renkasi pasideginti ne į koncertus. Nes Dainų slėnis yra ant vandens kranto. Man atrodo, matau aš krantą. Pležiukas va ten priekį. Mes dabar jį įraisim. Taip, Dainų slėnio pležiukas. Čia irgi kaip ir Varėnos centre tokie tarp gulėjimo ir sėdėjimo padaryti. Čia jūs esate besideginimo miestas. Visur galima degintis ir sėdėti, va. Gamtos miestas. Gamtos miestas, taip. Va. Čia po grybavimo, po pasivaikščiojimo, po dviračių važinėjimo gali atsigulti. Pakrist. Čia va fainas takas visai. Tik eina ir aplink. Nu. Galima apeiti visą tą aplink. Tai einame aplinkui viskas. Kur mes dabar atvažiavom? Prašom pristatyti. Karvės blynų. Karvės blynų valgyti. Taip, tai yra garsiausia Varėnos rajone esanti gatvės maisto vieta, kuri vadinasi visi kartu choru. 3, 2, 1. Karvės blynas. Taip. Įdomiai vadinasi labai vietelė ir tai yra iš tikrųjų blynai. Blynų kepimo kioskas. Galim lipti? Galim lipti, aš nežinau, ar čia. Kažkas dega, jaučiu. Tikiuosi ne mūsų mašina. Aš tikiuosi, kad Karvės blynai, man atrodo. Sveiki. Labą dieną. Atvažiavom valgyti blynų pas jūs. O čia jūs suradot šitas dvi geriausias. Taip. Čia vedlės. Taip. Pažįstat vedlės?
Aišku. O čia du blynų broliai. Tikrai taip. Karvės blynas, ne žolynai. Visur grina liaudiška klasika, tautosaka, nieko sugalvotų pas mus. Labai gerai. Karvės blynas tai toks dviprasmiškas pavadinimas? Bet Čia mintis tokia ir buvo? čia ir marketingo prasme, ir tradicijų prasme viskas labai gerai. Viskas labai tinka. Tai kokie išpopuliarūs, žiūrėkit, eilės reikiuojas tiesiog. Visi nori blynų. O kasdien dirbat ar tik savaitgaliais? Savaitgaliais. Su šitais blynais pirmiausia žmonės visi fotografuojas, o paskui juos valgo. Čia visai kaip aš. Taip, nes yra priežastis tą daryti. Kokia? Net yra pažymėta, kad... Yra vieta, kur fotkintus? Ne, yra parašyta. Žymėkite mūsų gaminių nuotrauką socialiniuose tinkluose, karvės blynas su grotažyme. Bet nuolaidos nebūna dėl to? Ne, bet skanu. Skanu. Atrodo tai labai gerai. Wow, su kuo čia ėmėt? Čia yra, čia su mozzarella sūriu. Atrodo kaip kebabas. Taip. Čia geriau negu kebabas ir pica. Labai gerai atrodo. Tai svarbu lietuviškas ir duonis. Taip. O tai kaip šie žmonės plūsta. Šiaip skandalinga informacija apie šitą kioską yra ta, kad vienas iš kioskai kūrėjų turi sporto klubą. Tai jis prieš tai čia žmonės nutukina, o paskui eina visi į sporto klubą valgyti, sportuoti. Žodžiu, atsportuoti reikia tai, kas suvalgai. Koks čia laukimo laikas, blynų? 15 minučių. Ne, Moris biškėtalas. 15 vadinasi, kad ir 30 gali būti. 15 minučių be bendravimo, dar vis bendravimas. Dar bendravimas. Iškepė mūsų blynai. Pirmas blynas. Prašau. Va. Su kuo čia? Su nutela ir šilauogėm. Su nutela ir šilauogėm. Ir mano bus labai panašus, to įgausiu. Mano blynas. Taip, ant viršaus dzūkiškas grybukas, prie Tanės krašto tešla. Tikrai prie Tanės krašto? Dzūkiškam karvės blyne, tikrai, čia ir be jokio baimės. Liuks, ačiū. Siunčiamės tešlą iš prie Tanės regiono. Oho. Kad šiek tiek būtų tas skonis prancūziškų. Geras. Nes ir taip jie daug modifikuoti pas mus. Tai va, atrodo labai gerai. Labai gerai atrodo. Va, mūsų blynai. Einam, paragausim dabar. Atrodo, kaip kvepia dar grietinėlė, papuošimai. Žodžiu, jie ant vaizdo dirba, ant dydžio ir ant skonio turbūt. Jokinga, kad su grybuku. Labai jokinga. Svarbiausia yra paragauti. Aš dievinu dabar lietinius. Man sunku su jais neįtikti. Galėčiau valgyti kasdien. Čia labai kitoks, grietinėlė, tas grybas, pabarstukai. Aš nesu ragavęs dar taip lietinio, ruoštas skanu, tikrai. Bet tiesa, kad labai didelė porcija. Bet aš tikrai suvalgysiu. Šiaip aš lietinius galėčiau kokius 5 kartus valgyti su priedais, gal kokius 3. Benita irgi, ne? Lietinė yra jėga. Žodžiu, važiuodami į Varėną, sustokite prie šito kiosko ir pavalgykit pas brolius. Traškumas. Ačiū labai. Einu į viešbutį, iki. Nu, fainas gidės. Varėnas centras, mašinas aktyviai. Viskas čia prie vietos, iš tikrųjų, viską, ką aš jums rodžiau, tai viskas prie pat. Beje, kalbant apie Luminor Black kortelę, tai dar vienas svarbus dalykas, keliaujant su šito kortelė, jūs turite daug visokių privilegijų ir viena iš jų, kuri galioja net keliaujant ir po Lietuvą, yra kelionių draudimas. Tai šitos Luminor Black kortelės turėtojai gauna kelionių draudimą, kuris galioja ne tik keliaujant po užsienio šalis, bet ir keliaujant po Lietuvą. Tai yra, šitas draudimas galioja ir man, ir mano šeimos nariam, kurie keliauja kartu. Tai man atrodo, pagal sąlygas yra, jeigu esi 50 km nuo namų ir turi kažkokią užsakęs nakvynės vietą, tai jau yra laikoma kaip kelionė, kuri yra apdrausta. Labai geras reikalas. Kelionių kortelę turėti apsimoka. Grįžtu į savo viešbutį. Kaip ponas direktorius viešbučio žadėjo, pajungs šildymą. Tai va, pajungė šildymą. Rūksta jau matau. Va, keliaujame. Atgal į mano kambarį. Opa. Taip.
Nu ką, viskas ramiai savo kambarį, galima apie viską pamastyti, viską aptart. Tai man atrodo, Varėna dar nėra labai stipriai pribrendus dideliam turizmui, čia nėra labai daug atrakcijų, tai esmė yra geras oras. Jeigu geras oras, tada gali eiti tiesiog vaikščioti po parkus, po takus. Jeigu blogas oras, yra kino teatras ir yra baseinas. Du tokie, ne? Ir kavinės restoranai yra. Bet iš esmės, daugiau nei vieną dieną čia nėra ką veikti. Tai nakvynė net ir nėra būtina. Aišku, gali pernakvoti, taip kad nuo ryto iki vakaro prabūtum, bet faina, atvažiuoji dieną, čia pasivaikštai, gali nueiti į kiną, išsimaudai baseinę, pavalgai ir tada gali lėkti toliau, jeigu esi turistas. Jeigu vietinis esi, eini namo. Ne, patys vietiniai sakė, kad čia daug veiklos nėra, tai, turbūt jaunimas išvažiuoja, senimas sėdi namuose, tai tos veiklos nedaug kam ir reikia, tokių kaip aš čia nebūna labai daug. Viešbutis šiandien yra tuščias, aš esu vienintelis svečias, vienintelis klientas, vieninteliam miestelio viešbutį. Tai vat, turizmo tikrai nėra daug. Tai aš linkiu Varėnai, kad kažkada tai turistų daugėtų, kad turizmas klestėtų ir kad atsirastų vis naujų vietų, kurios nebūtų tokios brangios kaip Vilniuje ar Kaune. Šiuo metu kainos visai čia fainos. Nors, pavyzdžiui, maistas restoranuose galėtų būti vos pigesnis. Gerai, viskas. Ačiū, kad žiūrėt. Man buvo smagu. Labai faina, kad gerų žmonių yra ir tikrai gerai praleidau dieną. Man patinka keliauti po Lietuvą, patinka susipažinti su visais ir patinka surasti gidų, kurie galiausiai tampa draugais. Tikrai visą dieną praleidęs su žmogum, šiuo atveju su 2 žmonėm, mama ir dukra, paskui aš socialiniuose tinkluose bent jau visą laiką palaikau ryšį. Viskas. Lamartu. Daugiau laisvės ir galimybių su Luminor Black mokėjimo kortele. Papildoma informacija luminor.lt